Sveiki visi, malonu vėl susimatyti ir šiandien svečiuose turim Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos direktorių Liną Janulionį. Sveiki. Taip, tai mes iškart pradam nuo pirmo klausimo, tai kaip jaučiatės? Pats netikėčiausias klausimas. Nežinau, kaip ir kiekvieną dieną po darbo, nes šiandien jau popietė vėlyva, sakykim taip. Darbai padaryti, laukiam mokytojo dienos. Su kokiom mintim, kadangi filmuojam anksčiau, tai gaunas mokytojų diena rytoj ir kokios mintis prieš tą dieną? Nežinau, jau bus 15, gal 14, dar 15 nėra. Kaip mokytojo rolėje, tai tiesiog norisi, kad mokytojas pasijustų vertinamas, pamatytų tą dieną šiek tiek daugiau pagarbos negu įprastai. Manau, kad šiandien mokytojo profesijai netrūksta to dalyko, bet visada galima pasistengti ir palepinti to dėmesį mokytis. Tai kažkokia tokiu noru gyvenu šį vakarą. Gal yra kažkoks planas, ką veiksit? Yra padarytas planas, mes jau keletą metų darom tokią socialinę pilietinę akciją, kai mums 11 ir 12 padeda vesti pamokas ir vaduoja mokytojus. Tai pirmas 4 pamokas jie praves, paskui numatyti mokymai, kurių formatas šiek tiek lengvesnis už vidutinį pasirinktas, tai pabūsime bendruomenėje ir vakare rinksimės Vilniaus senamiestyje. Labai smagi skamba. Labai smagi pabaiga. O apie patį kelią savo išvietimą, kaip jisai atsirado, nuo ko viskas prasidėjo? Nuo ko viskas prasidėjo? Tikriausiai nuo šeimos. Ir esu, manau, kažkada kažką minėjęs, kad esu iš didelės šeimos, esu antras šeimoje, o pirmas padėdavo tėvams, antras rūpindavosi jaunesniais. Tai, manau, pedagogo kelias prasidėjo būtent ten, nes turiu jaunesnių brolių, sesę, pusbroliai leisdavo vasaras kartu, kaimynų vaikai nevengdavo apsilankyti mūsų kieme, nes būdavo ką veikti. Tai per tą prizmę matyti išmokau tam tikrų pagrindų, kaip dirbti su jaunu žmogumi ir pakankamai anksti teko prisimti daug atsakomybių. O antras žingsnis yra pedagoginė praktika, nes net studijuodamas pedagoginiam tikrai nepuoselėjau didelės minties, kad aš būsiu mokytojas. 1., 2., 3 kursai praėjo taip ramiai. Bet 4 kurse atlikdamas praktiką supratau, kad manęs klausosi ir tas dalykas šiek tiek užaugina sparnus, nes kyla klausimas kodėl, tada gauni gerą grįžtamą ryšį iš to paties praktikos vadovo, su kai kuriais mokiniais daugiau pasikalbi, tada stebi kitus kursiokus, kurie atlieka praktiką, bet nebūtinai jie ten labai nori ją atlikti, o aš vedžiau 14 pamokų ir nieks iš tai nei ką mokėjo, bet buvo įdomu ir gera tą darbą daryti. O paskui gyvenimas jau pats atvedė. Išmetė mane iš darbo biržos ir tapau mokytoju. O kartais reikia pastumėjimo. O šiaip, jeigu būtumėt buvęs ne mokytoju, tai kuo tada kitu? Ar esat kada pagalvojęs? Net nežinau. Šiaip tais laikais, kai baigiau mokyklą, tai buvo 2006 metai, buvo galima surašyti 18 specialybių. Tai prieš istorijos mokytojo profesiją buvau įrašęs ir ekonomiką, ir politikos mokslus buvau įrašęs, net ir tą pačią karo akademiją, bet čia sąmoningai atsisakiau, supratau, kad kariuomenė galbūt ne man, tai buvo tų pasirinkimų, bet jie vis tiek daugiau tokios sociologinės krypties, vadinkim taip, studijos, tai ką nors veikčiau iš tos ryties, jeigu nebūčiau mokytojas. Nesigailiu? Ne, tikrai atėjęs nesigailiu ir šiaip manau, kaip žmogus esu suprantantis, kad labai svarbu nesimėtyti, jeigu atrandi tai, kas tau patinka ir širdie ramu ir gera, tai reikia to keliu eiti. Tai man mokytojo kelias ir buvo tas, kad atėjęs į mokyklą aš niekada nesijaučiau nevertinamas, daugiau vertinamas ir pagarbą pavyko justi. Čia gal kiekvieno mūsų jautrumas skirtingas ir šitiems dalykams poreikis, bet man dėl šito, sakykim, taip sekėsi. Ir tada tu nori mokytis daugiau, prisimti daugiau atsakomybių ir darai tą pačią karjerą. Tai šitie dalykai tiesiog gal taip sukrito kai kurie, bet viskas, mano manimu, yra teisingame kelyje. O kodėl istorija, pažiūrėjau, kokia matematika? Istorija. Čia, manau, esate pačios mokytos, taip? Ir kiekvienas mokinys turi dalyką, kurį jisai daro neverčiamas. Ne? Tai man buvo 2 pamokos, kur nebuvo jokios prievartos ar kažkokių raginimų, tu turi tą padaryti.
Tai fizinis lavinimas ir istorija. Čia du dalykai, kuriuos nebuvo. Šiaip vaikas nebuvau nei sportiškas, nei atletiškas, bet būdamas antrų šeimoje jaučiau didelį poreikį tapti pirmu. Ir aš per darbą esu sportuojantis, o ne pagal talentą ar ten kažkokias fizinės savybės. Bet pavyko. Darbas man parodė, kad galima rezultatą pasiekti. O istorija buvo, mano teta istorijos mokytoja, tai jinai daug knygų buvo privežusi ir namuose šiaip stovėjo senų, prieš karinių knygų dar istorijos vadovėlių, Adolfo Šapokos istorijos įskaitęs būdamas 12 metų, Iliada ir Odisėja buvo vienas mėgstamiausių mano knygų ir pakankamai jaunam amžiui. Tai kaip mes prieidavome per istoriją tas temas, aš tiesiog būdavau jau kažką apie tai skaitęs. Ir tas žinojimas tų dalykų ir supratimas ir buvimas pirmu tais klausimais man visada teikia tam tikrą malonumą. Tai manau, dėl to istorija atėjo į tą pirmą vietą. Lietuvių kalba per daug smulkmeniška, matematika yra labai tikslu, aš moku skaičiuoti, mėgstu, man patinka. Ir skaičiai yra labai svarbus dalykas ir tikslumas. Bet ne tiek, kad aš mokyčiau kitus. O kaip iki direktoriaus kėdės tas kelias atėjo ir ar norėjot visada, ar tiesiog... Kada pirmas gal pagalvojimas buvo, kad galbūt aš galėčiau būti direktoriumi? Čia yra rimtesnis klausimas. Pirmiausia, tai galbūt reikia pradėti nuo pavaduotojo kelio, nes taip gavosi, kad mokykla, kurioje dirbau, buvo pertvarkoma ir mes iš vidurinės mokyklos tapom pagrindinę. Darbą paliko pavaduotoja, kuri kuravo pradinį ugdymą ir man pasiūlė kuruoti pradinį ugdymą direktorius ir aš pasakiau, kad pagalvos. Nors tas pasakymas buvo simboliškas, nes man rinktis turėjau tarp paprasto dalyko, arba dirbu per 2 mokyklas, arba dirbu istorijos mokytoju ir kartu direktorius pavaduotoju. Toje mokykloje, kur pažįstu žmonės ir man jie patinka. Tai apsispręsti ten tikrai nebuvo apie ką. Ir pradėjęs dirbti pavaduotojo darbą, po mėnesio teko išorės audite dalyvauti, nes mokyklą atvažiavo vertinti išorės ekspertai. Ir kai šiandien aš pagalvoju, kaip aš ten kalbėjau, kaip aš jiem pasakojau apie mūsų ugdymo planus ir strategijas, tai aš jau turėjau jos būti labai giliai juoki. Viduje jie turėjo juoktis, iš veido nei vienas neparodė, bet manau, kad tada dar buvau žalės, bet maždaug 3-4 metuose pradedi suprasti, kad gal reikėtų išbandyti ir kitokias rolės. Ir manau, kad pagrindinis apsisprendimas pradėjo aiškėti, kai atsirado etatinio apmokėjimo sistema. Nes vadovas leido daryti tai, kas priklauso vadovo pareigybei. Ir supratau, kad aš gaudausi dalykus, kurie man atrodė labai sudėtingi. Ten jau matematika, Exceliukai, visi kiti dalykai. Ir jeigu tu paskaičiuoji finansus mokyklos, tai kodėl nepabūti ir vadovu, nes žmonės eina išsiaiškinti krūvio, pasiderinti su tavimi. Tu matai, kad paaiškini, žmonės supranta, ką tu paaiškini. Čia antras suvokimas, kad mane supranta. Tai taip pačiai buvo ir su mokytojo pasirinkimu per praktiką, taip pačiai buvo ir apie vadovą pagalvojimas, kad aš gal jau galėčiau, o paskui sutapo tam tikros aplinkybės, kad toje pačioje mokykloje buvęs vadovas negalėjo kandidatuoti dėl sveikatos problemų, o aš norėjau, kad tęstųsi mūsų pradėti darbai. Ir turėjau tam tikrą viziją, kad mes einame gerų kelių, mokinių skaičius didėjo, turime tam tikrą sportinių klasių projektą ir net ir šiandien turėjau skambutį iš Švietimo mokslo ministerijos, kviečia pristatyti, nes sako, mes patys kalbėjom, bet žinokit, reikia, kad jūs gyvai pasakytumėte, nes nelabai suprantam, ką jūs ten darot. Tai bus labai smagu klausyti įrašę šitą dalyką, nes mes suprantame tą procesą, vystome, investuojame į tą dalį, nes tikime, kad tas fizinis aktyvumas duoda daug pranašumų jaunam mokiniui, nes jeigu mokinys daro tai, kas jam patinka ir mokykla sudaro tam sąlygas, tai yra dviguba pridėtinė vertė. Aš tą patį per istorijos mokymas supratau, kai ten nesi stabdomas ir eini tuo keliu, viskas dvigubai geriau ir tas pasitikėjimas tavyje auga ir tu ganėtinai anksti gali parodyti gerus rezultatus. Taip pačiai ir mokiniams, jeigu mokykla jam leidžia kažkokią jo svajonę įgyvendinti, ar tai būtų teatras, ar tai būtų viešasis kalbėjimas, ar tai būtų sportas, ar tai būtų tas pasimatavimas save mokytojo rūbose, ką darys rytoj mūsų moksleiviai 11-12 klasių, yra tiesiog savo pasitikėjimo toks auginimas. Tai aš noriu tas sąlygas sudaryti ir po truputį tuo augimu mėgaujamės visi kartu. Žinoma, ir priimam kartu tos visus pipirus ir druskas, kurios pakliūna kartais į akis. Taip. O šiaip džiaugiatės, kad esate direktorius, taip pat einat laimingas į darbą, ar kartais būna taip pat kokiu kitu? Šiaip kuo skiriasi nuo kitokio darbo, tai sunkiau užmiegu.
Iš tikrųjų, niekada nesiskūsdavau, dirbdamas mokytoju, pavaduotoju, kad man reikia nueiti miegoti, o dabar atsigulus vakare, tiesiog akys neužsimerkia ir pradeda visos mintis, tas nepadaryta, tas bus taip, ten reikia kitaip sureguliuoti. Ir vadovo darbas yra tas, kuriame yra atsakomybės daug daugiau negu matai iš pat pradžių. Tai, bet manau, kad jeigu žmogus yra iš savęs atsakingas ir linkęs dėliotis tam tikrus planus, tai kiekvienam reikėtų tam. Yra skirtingo lygio mokyklų, ta prasme, galima būti pradinės mokyklos direktoriumi, ten kitos atsakomybės, atsiskaitimų mažiau, kalbu apie nacionalinius patikrinimus, progimnazijose vasara prasideda greičiau, nes birželio mėnesį realiai ir baigėsi mokslo metai, gimnazijose dar kitoks gyvenimas, ten jau jauno žmogaus nukreipimas į tam tikrą karjerą, studijas ar tuos pačius orientavimus į egzaminus. Pas mus mokykla yra viskas, kaip žinai, Laima, nuo 1 iki 12. Tai čia dar 4 tipas mokyklos, kur tu gali matyti visas gyvenimo tas sritis mokyklos. Tai tiesiog manau, kad daugiau atsakomybės ir tokio nerimo prideda tas vadovo darbas. O ryte, kaip kada, būna tikrai labai džiugių rytų, kad atsikeli ir važiuoji, būna tokių, kad tu vairuodamas pamatai, kad ten kilometras kažkur pradingo, tada susipranti, kad tu už vairo darėsi. Nes tu jau gyveni ten 2 valandos priekyje ir planuoji, kas bus ir kaip tą sudėlioti, nes tie patys mokinių tėvai, jie bent kada gali kreiptis. Bet tas mokytojas netaip veda pamokas, netokia kompetencija. Tas mokytojas nepasirūpino mano mokiniui, nesuteikė jam pagalbos pirmosios. O dažnai klasėje patyčios vyksta. Daug tokių visokių. Su Marija esam nekartą šnekėjusios, kad dažnai tėvai mėgsta ne į mokytoją kreiptis, bet į administraciją. Tai šiuo metu, nuo rugsėjo 1, manau, galiu kokius 4-5 kreipimus tiesiai į mane ir žinau, kad mokytojai buvo neinformuoti, pavaduotojai neinformuoti, specialistai nepajudinti ir tiesiai direktoriui. Mes neįsim, padarysim tvarką, nes direktorius čia sprendžia. Bet per tėvų susirinkimus rugsėjo 2 savaitę aš visiems kaip mantrą pakartojau, kaip turėtų būti daroma. Nes tas pats mokytojas, kaip jis gali pasijusti, jeigu vadovas ateina su tuo pačiu skundu ir turim parašyti šitų faktų, ką tu galėtum papasakoti apie tai, o su mokytoju net nebuvo bandyta susisiekti. Tai norėtųsi, kad tėvai daugiau bendrautų su mokytoju ir kad tas pats mokytojas turėtų teisę pirmas ateiti pas vadovą ir papasakoti apie galimą tėvų kreipimąsi. Taip gali būti. Ruoškimės, ateis. Ir tada mokytojas turėtų daugiau atsakomybės, nes tai būtų toks atsakomybės pasidalymas, kas būtų tikrai irgi labai malonu iš tėvų pusės. Ir kartais reikia duoti mokytojams galimybę pabandyti išspręsti problemą per tam tikrą laiką, negu kartais tėvai atrodo norim per čia iškart per 10 minučių išsprendžiam ir turi viskas būti išspręsta, padaryta, atlikta. O kartais tam tikrom problemom reikia laiko, reikia išsiaiškinti, reikia pasikalbėti su vienais, su kitais, kaip sakot, ir su specialistais. Bet kartais būna tėvam principas, žinai, suveikia, aš specialiai mokytojai nepasakysiu. Ir aš direktoriui pasakysiu, kad, tada mokytoja gaus pylos. Taip, čia toks, manau, kultūrinis dalykas, kuris yra paveldėtas, bet nesakyčiau, kad reikėtų kažkuriam laikmečiui istoriniam priskirti, yra ir žmogiška savybė. Ateis valdžia ir jūs nubaus, mėlyje. Manau, kad kiekvienas vadovas turėtų stengtis nebausti pirmiausia, o išsikalbėti. Žinoma, jeigu tai 3, 4 identiškas ir jau su mokytoju kalbėta, tada galima ir greičiau kalbėti, bet jeigu yra pirmas kartas, tai visada reikėtų bandyti kuo greičiau suvesti tėvus ir tą mokytoją ir nebūtinai dalyvaujant vadovui. Netgi deleguotą užduotį pavaduotojui, gal kolegai kažkaip tas galėjo nutekėti tėvų skundus, gal kažkas pažįsta tos tėvus, galima ir su tėvais gudrauti, nes kad jie rašys vadovui, yra didelė tikimybė. Tai aš, pavyzdžiui, irgi stengiuosi šitą problemą spręsti, kad ne aš sprendžiu pirminį atvejį, o sprendžia kažkas iš komandos, prisimdamas pagal kompetencijas, patirtį turimą, nes mokytojas geriau jaučiasi, gal direktorius nežino. Bet ir iš mokytojos perspektyvos atrodo, direktorius vis tiek jis yra tas, kuris viską apgožia, viską surenka, viską sudeda, viską turi palaikyti. Ir tu dar čia vienas išsišokė su savo problema, kurią turi direktorius spręsti. Taip, tokia. Ir man pavyzdžiui, būtų ir yra buvę ir tas, kad nemalonu, jog direktorius turi rūpintis mano kažkokiam problemom, kurias aš galėčiau pati išsispręsti, bet tiesiog taip aplinkybė susidėjo, kad greičiau nuėjo iki jo negu per mane. Taip. Tai tas ir išmokto perspektyvas. Tik aišku, ir ne visi vadovai taip kultūringai ir mandagiai, manau, komunikuoja ir bendrauja. Na, šiandien yra didelis pliusas mokytojui, kad jų trūksta.
Jeigu mokytojų netruktų, manau, kad tokie tėvų kreipimaisi būtų tikrai grėsmingesni į mokytojo pusę dabar. Ir su tėvais reikia kalbėtis. Man labai patinkanti frazė yra, jeigu jūs galite atvesti matematikos arba lietuvių kalbos mokytoją, tai laukiu. Ir tada galėsime pakalbėti apie kitus klausimus. Jeigu matai, kad tas skundas turi tokį emocinį atspalvį, jeigu jis turi labai logiškas išdėlėtus faktus ir detalės, vis tiek reikia spręsti ir kalbėti su mokytoju tos dalykus vienokią ar kitokią formą. Bet jeigu jis yra emocijom grįstas, tada prašau, mėlyjei, suraskite žmogų, kuris atitiks jūsų lūkesčius. Nes vakar kaip tik skaičiau Facebook'e, kažkas rašė, vienas iš tėvų ir sako, kur kreiptis, mokytoja šaukė ant vaikų. Kur kreiptis? Ir tada komentarai, tai ŠMM, tai direktorių, tai švietimo. Aš taip skaitau, gaudėl, ir kažkas rašo, o jūs su mokytoja kalbėt, ir sako, ne, jinai ragelį nepakėlė. Ir iš karto toks atrodo, kur kryptis, ką daryti, tai tiesiog palaukit, galbūt mokytoja negalėjo pakelti, tiesiog per staigi, iš karto atrodo įvyko ir iš karto į Facebooką sukėlė komentarai. Ir ta, žinai, tas šaukia, kas yra vėl. Taip. Kaip tau Galbūt mokinys darė kažką, ko negalima daryti ir mokytoja norėjo sureaguoti, kad nevyktų blogesnis dalykas. Taip. Ir vaikas galėjo tikrai išsigąsti. Labai daug situacijų vertinama. Taip. Arba vaikas jautresnis ir galbūt kažkoks griežtesnis tonas jam atrodo jau kaip rėkimas. Galbūt ir iš tikrųjų dėl kažko ten šaukia, bet reikia sumokti, aš nežinau. Mūsų kalba neseniai man yra pačiam pasakyta, nešauk. O nešauk yra pasakyta dėl to, kad žmogus buvo alkanas. Sako, aš nepavalgiau šiandien, bet kas sakai man kaip šaukimas. Tai iš tikrųjų, kiekvienas mes per save paimam tą visą. O dar vaikas prieš tėvus nori būti teisesnis, o jeigu mokytoja paskambins jam pirmą dėl jo elgesio, tai gal parėjus reikia papasakoti, kad mokytoja mane apšaukė. Taip. Aš nieko nepadariau. Bet mokytoja šaukia. Tas šaukimas iš tikrųjų jautrus klausimas yra ir gan dažnas. Tas kaip tas šaukia. Skirtingas tonas. O kokie jūsų kaip vadovo pagrindiniai principai darbe? Nepyk ant žmonių, jeigu pats taip pačiai darai. Vienas pagrindinių. Nes, esame žmonės. Turime tam tikras savo ydas ir jos yra žinomos. Vienokia ar kitokia forma. Negali pykti ant žmogus, jeigu pats esi tai padaręs arba karts nuo karto padarai. Tai tiesiog čia tas pats, kas pykti ant savęs šitos vietos. Reikia stengtis būti geresniem visada, diena iš dienos, aš tais principais vadovaujuosi, bet tikrai yra tokių žmogiškų ydų, kurias padarai ten. Ir nieko nepadarysi kitaip. Tai va šitą dalyką stengiuosi. Pagarba, man atrodo, vienas kertinių dalykų, nes tikrai, manau, vienas iš tų elementų, kaip ir pasakojau, kad ir pasirinkimas mokytojo kelio ir apsisprendimas būti direktoriumi yra per juntamą pagarbą, kad žmonės vertina, jog tu padarai teisingai ir nepadarai klaidos kažkokios, kad tau atlieki gerai užduotis, atitinki tuos tinkamus reikalavimus. Bendraujant. Tai per ten ateinanti pagarba, jinai labai vertinga ir labai skatina ir tą pasitikėjimą savim ir saugumo jausmą bendruomeniai, nes tie, kaip pavyzdys, bendri tėvų susirinkimai. Jaučiu, kuriuose vietose padarau klaidą ir ten labai greitai per 2 minutės kas nors salėje iš 300 tėvų užduos tokį klausimą, kur tave būtent ten ir pagaus. Bet jeigu tu padarai viską teisingai ir pasakai taip, kaip yra, ir nemeluoji ir esi atviras, visada gausi pagarbą atgal. Tai tokiais atvejais jautiesi pakankamai gerai. Ir net nežinau, pasitikėjimas, nes manimi pasitikėjo ir aš noriu pasitikėti kitais, nes mano kelias toks, bet po manęs ateina dar daugiau. Ir prieš mane yra einančių, tai reikia kiekvienam suteikti sąlygas atitinkančias jo iniciatyvumą, nes daug gražių dalykų gali įvykti, jeigu jiems bus leista įvykti. Ir nebūtinai tai darys direktorius ar pavaduotojas ar kažkas. Yra daug iniciatyvių žmonių, kuriais reikia pasitikėti. Tai tą dalyką, manau, čia tokie top 3 mano. Labai gražiai pasakyta. O kaip sekėsi burti bendruomenę? Įvairiai. Aš prisipažinsiu, kad manau, čia nėra mano stiprioji pusė, nes yra žmonių, kurie labai smulkmeniški tokiem dalykam, žinom mokslinius terminus ir visą kitą. Manau, mano būrimas vyksta per pavyzdį. Jeigu aš stengiuosi bendrauti su tam tikrom ribom ir nešaukti, nerėkti. Jeigu sakau blogus dalykus, tai paremiu juos faktais, ar ne? Tada to paties tikiuosi ir iš kolektyvo. Tai manau, mano auklėjimas
eina pavyzdžio forma, nes ir su mokiniais bendraudamas aš ieškau to klausimo, kur mokinys pats suprastų padaręs klaidą, nes jeigu tu jam pasakai, tu daugiau taip nebedaryk, o ką aš padariau, jis turi vis tiek suprasti, ką jis padarė ne taip, arba kodėl jis taip elgėsi. Taip pačiai ir su mokytojais, jeigu tu bendrauji ir pats elgiesi tavo, kaip pasakius, veiksmai sutampa su žodžiais. Tai vadinasi viskas ok. Jeigu aš pradedu elgtis vienaip, sakyti trečią, tvarkos tikrai niekur nebus. Tai mano bendruomenės kūrimas yra būtent per šitą prizmę. O tie tokie įprastiniai team buildingai ir visi kiti dalykai, tai manau, kad mūsų kolektyvas pakankamai jaunas ir jis pats iš savęs turi tos energijos. Ir kiek yra tekę dalyvauti ir matyti kartu juos, tai ten direktorius nebesimato. Taip. Žinau. Taip yra. O kažkada atsimenu, esam ir kalbėję, bet dabar tiksliai nepamenu, ar žiūrėt, koks yra vidurkis mokytojų mokykloje, amžiaus? Jo, iš šių praėjusių metų žinau tiksliai, šių metų dar nesuskaičiau, bet manau, kad pokytis nedidelis. Šiuo metu Fabijoniškių gimnazijoje dirba 98 mokytojai ir 44 metai turėtų būti mūsų amžiaus vidurkis. Miesto, kaip pavyzdys, yra 49. Esam 5 metais jaunesni. Ir iki 39 metų yra 52% mokytojų. Tai buvo pernai ir šiemet tikrai nepasikeitė kardinaliai. Manau, kad net galbūt ir esame pajaunėję į 43,5. O sakėt, matematika nepatinka? Man ta, kuri praktiška patinka. Aš vektorių nemėgstu. Sinusų, kosinusų. Ir dar įdėkite į uždavinį visą tai. Oho, tada prasideda reikalai. Bet negazdykime mokinių, kurie klausys. O kaip sekasi pritraukti jaunesnį mokytoją į mokyklą? Aš manau, kad jie kalbasi patys, nes gerai, vadinkim taip, pastaruosius 2 metus dariau kažką išskirtinio, ieškodamas mokytojų. Tai pernai metais iš tikrųjų tai ir suveikė, gal mums reikėjo daugiau mokytojų, nes 17 naujų mokytojų prisijungė. Kad vieni jauni būtų mokytojai, tame tarpe nepasakyčiau, buvo ir prityrusių mokytojų, kurie atėjo. Šiemet 6 mokytojai berods nauji, tai ženkliai mažiau, 3 kartus, taip grubiai skaičiuojant. Ir jaunimo tokie, 2 tokie jaunesni, metai kaip dirba viena, o kitai magistrą įstojo. Tai tokie žmonės gimė 21 amžiui. Jų pas mus apie 11 yra šiais metais. Tai jie renkasi mus, bet jie, manau, kad domisi tiesiog mokykla, kad jinai yra jaunatviška, kad yra pakankamai platus diapazonas pasirinkti pamokas, kalbant apie dalykinę sistemą, nes gimnazijos yra tik nuo 9 iki 12, pas mus galime dirbti ir su 5-8, kas jaunam žmogui, manau, yra toks truputį nuraminantis dalykas. Tu vis tiek prieš 5-6, būdamas 22, esi pakankamai suaugęs. Prieš 12, kuriam tais metais 19, tu nelabai skiriasi. Tai pradiniam ugdyme kita istorija, ten visada jau mokytis yra suaugęs, nesvarbu kiek metų. Nes jis vis tiek tau 7-mečio akimis yra didelis žmogus, kuris primena tėtį, mamą, gal vyresnį ten giminaitį kokį nors jauną, su kuriuo jis gali sutapatinti, bet manau, kad pats mokyklos statusas leidžia pritraukti daugiau jaunesnių, nes vėlgi, jeigu ateisi į gimnaziją, kur yra 4 metai, ne, iš tavęs jau greitai bus pareikalauta rezultato. 4 metai ir tu jau 12 klasiai pats esi su savo mokiniais, kad ir gausi pirmokus. O pas mus galima tai daryti per 8 metus. Tu turi tokį rezervą. Žinoma, gyvenimas gali labai greit apsisukti. Po 3 metų pamačius, kad gerai dirba, kas nors pasiūlys ir 10 klasę, ir 11. Nes visada yra iššūkis, o gerai dirbantys mokyti yra didžiulis privalumas. Tai manau, kad pats mokyklos statusas traukia, tikrai galbūt pasiskaito. Esu girdėjęs, kad ir vadovo pozicija yra svarbi, kokią politiką ar kokias vertybės jisai deklaruoja. Tai jeigu elgsiuosi taip, kaip kalbu, manau, ateis daugiau jaunų mokytojų. Iš tikrųjų dabar netrūksta. Ne, šiuo metu mes turime pilnai sukomplektuotą kolektyvą. Šiaip iš kur visos tos idėjos, to tokio įdomesnio pritraukimo į mokyklą pedagogų, nes tikrai, kad nesu daugiau mačius, kad kažkas taip. Aš neįspūdingai. Sakau, pasižiūrėk. Iš kur idėjos? Nežinau, šiaip tikrai nebuvo, šitą idėją sugalvota buvo prieš metus laiko ir pasiūlyta per mokyklų vadovų forumą. Pirminis dalykas buvo, nes miestas kalba apie mokytojų trūkumą, ne?
bet visoje Lietuvoje mokinių mažėja, ar ne? Vadinasi, mokytojų teoriškai, jeigu juos teisingai paskirstyti kažkokiu būdu, jų užtektų Lietuvoje, nereikėtų iš vis kalbėti apie trūkumą. Bet vis tiek yra namai, gimtasis kraštas, nevažiuojas į Vilnių ir aš palaikau tos žmonės, viskas gerai, bet miestas galėtų daryti daugiau. Ir buvo išsakyta garsiai, kad tas pats plakatas įvažiuojant į miestą vasaros metu, kai miestas toks vasarojantis, miegantis, gal turistas atvažiuos, gal kažkas, o čia mokytojai reikalingi, jie svarbus. Tai buvo pasiūlyta ir tada artėjant jau mokslo metų pabaigai kažkaip pagalvojau, reikia kažką padaryti. Paskui dar su keliais žmonėm pakalbėjau ir taip viskas pavirto į tą plakatą, kurį su mokyklos darbuotojais kartu ir pakabinom. Ir tada, bet sakyčiau, netinkamas laikas, nes marškinėliai buvo rugpjūtį, mokytojai pradėjo galvoti apie darbą, poveikis tikrai ir susidomėjimas buvo didesnis iš pirmo karto, antras kartas galbūt dar labiau nestandartinis panaudojimo, bet pats laikas Liepos mėnuo yra tikrai netinkama mokytojų paieškai. Čia galbūt reikėtų kokį nors kovo mėnesį, gegužę padaryti tokį, bet vėlgi, kai yra egzaminai, kiti darbai pirmoje vietoje, tai tu negalvoji apie tą mokytojų paiešką, nes standartinius būdus mes paleidžiam visada nuo kovo mėnesio, tas skelbimus sudedam, viską, darbo biržoj, tada savivaldybės puslapiuose portaluose į mokyklos svetainę patalpinam ir tada jau matydami, kad kažko trūksta, imamės nestandartinių priemonių ir ta Liepa buvo tokia štilinė, bet paskui rugpjūtį maždaug nuo vidurio tikrai vėl atgijo ir buvom surinkę visus. Tada nubirėjo rasti mokytojai ir vėl užsipildėm rugsėjo 2 savaitę pilnai. O dėl ko tas birėjimas įvyko? Įvairios priežastys. Pirmoji mokytoja ispanų kalbos nesuderino su darbu, bet manau, kad ateityje jinai dirbs. Tai, jeigu žiūrės laidą, ten tikrai potencialą turintis žmogus, bet kita darbovietė ir pagrindinis darbas nesutiko į ten 3 dienas išleisti po pusdienį pas mus. Tai teko ilgiau paieškoti ispanų kalbos mokytojos, tada pradinis ugdymas galbūt šiek tiek pervertino save, sutikdama dirbti ir mes nepadarėme tam tikrų darbų, o lietuvių kalbos mokytoja, manau, kad čia grinai administracinė mūsų klaida, mes irgi nesukomunikavome tinkamai, nesudarėm sąlygų ar neįvedėm į kolektyvą. Tai ir prisimdamas atsakomybę galiu vienas mums, kitas mokytojas asmeniškai, trečias kažkokiam trečiom priežastėm, tai taip pasidalinu tolygiai. Bet šiaip svarbu taip įsivertinti ir save, kad ne tik mokytojas kaltas, kad jis nebedirba, bet kartais gali būti ir organizacija jam netinkama. Ir tai ganėtinai greitai buvo suprasta, kad ne taip, arba kažkurios klausiu mokytojas, bet atvirai niekas nepasako, kai išeina. Iki galo tu gali tik tai nuspėti, o spėlioti nenoriu viešai. Tai vis dar pagalvoju, kodėl, nes žmogus irgi galintis dirbti, potencialo yra. Galbūt dirba ir kitoje mokykloje, kas ten žino. Nes tuo metu vis dar buvo ieškoma. Neatskleidžia visų kortelių. Jo, niekada niekas nepasako. Tai sunku apie tai kalbėti, bet reikia. Mes čia kalbam apie jaunus mokytojus, bet dar kai skaitinėjausi prieš laidą, tai visur šmežuoja tas jauniausias direktorius. Tai ar jūs dar išlikęs jauniausias, ar vienu iš jauniausių? Vilniuje, manau, kad kol kas taip. Bent jau nesutikau. Vienmečių yra Porozų direktorius, Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius. Mes manau, kad esame tos pačios kartos žmonės. Taip. Tik tai gimimo datas nesu nei vieno žiūrėjęs. Negaliu pasakyti, kuris iš mūsų jauniausias. Lietuvos mastu aš manyčiau, kad turėtų būti jaunesnis ir gal žiniasklaida tik to užsiima ir suranda. Labai daug straipsnių kažkaip buvo, kad vienas iš jaunesnių. Jo, tai tikrai esu vienas iš jaunesnių, bet manau, kad tikrai kur nors galėtų būti jaunesnis ir visai patikėčiau to dalyko, nes yra man tų metų, aš jau 15 metai tvarkingai dirbu švietimo sistemoje ir tai nėra visai mažai. Taip. O yra, kad norėtumėt, jeigu galėtumėt pakeisti kažką švietimo sistemoje ir pakeistumėt ir ką pakeistumėt? Kelis dalykus. Gan pagrindinis. Čia labai geras klausimas. Ko aš norėčiau? Na, aš nenorėčiau, kad daugiau būtų taip keičiamos programos. Jeigu iš tikrųjų tokio susitarimo, jeigu keičiam programas, tikrai anksčiau mokėjo tą dalyką padaryti paeiliui. 1 klasės programą pakeičiam 2 ir taip auginamės visas 12 metų ir užauginam naują programą. Arba bent jau kas 4 metus
pradinio ugdymo programą pakeičiam, nuperkam vadovėlius ir tada, kol jau tie pradinis ugdymas pabaigia, pilnai įsilieja į naują programą, tada keičiam 5-8. Ir tokiais etapais. Dabar čia buvo toks, kažkoks tikras nesusipratimas, net iki dabar trūksta vadovėlių ir visi vieni į kitus kreivai žiūrime, edukas su briedžiu pykstasi. Mes nuo to kenčiam, ten vadovėliai neišleisti, dar kai kurie nepatvirtinti ministerijos iki šiol, o programos nuo 23 naujos, jau toj 26 metai prasidės. Tai šitas dalykas norėčiau, kad nebepasikartotų. Apmokėjimo sistema. Žinau, kad yra sudaromi susitarimai, aš gal norėčiau, kad jie būtų dar tvaresni, kad tikrai būtų pririštas mokytojo atlyginimas su infliacija galutinai ir stengiant ją viršyti kasmetinę būtų keliamas, nes tikrai tas mokytas, jeigu jis galvoja, iš kur papildomai užsidirbti, jam mokinys tikrai nėra svarbiausias dalykas, nes jam pragyvenimo klausimas tampa svarbesnis. Tai norėtųsi, kad mokytas apie tai nebegalvotų. Jeigu jau pasirinkai mokytojo kelią, tai tada sėkmingai juo ir eini ir valstybei, jautiesi vertinamas valstybėje. Tai šitą dalyką tikrai ieškočiau. Nors kaip pradžioj neformaliai sakiau, socializmas ne man, bet čia aš būsiu socialistas. Nes čia yra tam tikri niuansai, kurie turi būti užtikrinti. O toliau, galbūt norėtųsi tuos netolygumus, kietuosius dalykus keisti, nes dabar didieji miestai, kalbant, jeigu pasižiūrėti į mokyklų būklės, tai tikrai rajonai, kur nėra mokinių, atrodo pasakiškai, su laboratorijom, su puikiom erdvėm, su viskuo, o mokyklos, kuriuose mokosi 1000 mokinių, yra kaip tik priešingai. Atrodo, kad vienam kampelį gali rasti 92-uosius, kitam 96-uosius ir dar 2000-uosius kokius nors kabinete atrasi pagal stilių, klasiką ir gali filmuoti filmus. Bet kalbėti apie 21 amžių ir viename lygyje esantį švietimą mes šiandien negalim, nes yra šitie dalykai. Ir gal užtektų. O ko trūksta mokyklose? Galite ir apie savo mokyklą arba bendrai apie mokyklas, ko atrodo labiausiai trūksta. Vis tiek jūs, kai vadovai susitinkat, vis tiek pasikalbat, kur kas kaip. Tai tas pats mano minėtas kietųjų dalykų klausimas miestų mokyklose, nes tikrai, kai privačios mokyklos taip žengia, taip sparčiai prieki ir ten tu gali gauti didelės sąlygas ir puikias erdves, taip valstybiniam sektoriui atrodo trūksta net elementaraus kabineto kai kuriuose vietose. Tai šitas klausimas norėčiau, kad greičiau spręstųsi, nes tikrai trūkumą galima pastebėti. Tada bet nežinau, mokytojams skatinti priemonių tikrai yra, labai džiaugiuosi miesto savivaldybė, kad tai yra, galėtų tos programos būti ilgiau trunkančios kai kuriems ir įpareigoti galbūt ilgiau dirbti kai kurios žmonės, tada padirbus 3-5 metus mokytojo labai sunku jau žmogus mokytoją išvaryti. Jis patampa mokytoją, tai šitais dalykais galiu džiaugtis, kad jos yra jau šiandien, bet kaip visada galima geriau, jeigu taip atvirai. O nežinau, norėtųsi rinktis mokytojus, ne tai, kad vieną iš vieno priimi darbą, bet kad ateitų 5-6. Kažkurios interviu esu minėjęs, kad vienas iš 34 ar 35 buvo pasirinktas į darbą Fabijoniškių vidurinėje mokykloje 2013 metais, atrodo praėjo tik 12 metų ir situacija pasikeitė kardinaliai, kalbant apie mokytojų kiekį, norinčių dirbti skaičių. Tai kad šitie dalykai judėtų į kitą pusę, nes tai irgi leidžia, kaip pasakius, vienas tėvų skundas, gal net pacituot. Sako, matome jūsų pastangas užtikrinti mokytojų suradimą, bet pagal švietimo įstatymą dar reikia užtikrinti ir tinkamą ugdymo kokybę. Tai pas mus mokykloje kelia klausimus ne tik, kad jūs turite mokytus, bet kad jie atitiktų kvalifikacinius reikalavimus ir gebėtų dirbti su atitinkamo lygio mokiniais, gimnazistais, siekti tam tikrų rezultatų. Kyla klausimas, ar tėvai turi kompetencijų rašydami tokį sakinį, bet aš manau, kad kai tai surašyta, tai žmonės gilinosi jau šiek tiek į situaciją, nes jie įvertina mano darbą, gražiai mane pagiria, bet iš kitos pusės sako, direktorių negalima sustoti. Tada paskutinis dalykas, ką norėčiau pakeisti, norėčiau didesnio tėvų įsitraukimo. Manau, kad visos problemos, kurios yra švietime, iš esmės keistųsi mokinių įsitraukimas, pagarba mokytojui, mokymosi rezultatai tiek akademiniai, tiek neformalūs, jie šoktų į viršų, jeigu tėvai skirtų daugiau laiko
pasikalbėti su savo vaikais, pasižiūrėti, ne papletkinti apie kažką ir visas kitą, bet tiesiog kartu paruoštų namų darbus. Giminės medį kartu nusipieštų, ką užduoda istorijos mokytojai ir aptartų tą giminės medį, ką sakyti per istorijos pamoką, pristatant, ko nesakyti. Nes mokiniai pasako daugiau. Ir ne tik pradinėse, kad tai būtų, nes pradinėse dar tėvai tikrai padeda, taip, bet vėliau, man atrodo, kažkaip paleidžia labai. Jo, ir tas bijojimas pasakyti savo pačio vaikui, kad jisai blogai elgėsi arba jis čia manęs nebeklausys, jeigu aš su juo konfliktuosiu. Tai yra didelė klaida tėvų. Nes bent jau ką mano tėtis darydavo, nežinau, gal kažkuriem tėvams bus patarimas, gal ne, mes šeštadienį atsikėlę turėdavome eiti kažką daryti, jis vis laik būdavo sugalvoję savaitgalio darbų ir savaitgalį tu neturėdavai progos nusimuilinti nuo nieko. Bet tas įtraukimas į bendrą veiklą, iš pradžių mes tikrai pykome, nematėm tame prasmės ir kodėl. Svarbiausia, susitarėm, padarėm viską, ką susitarėm, tai galim ten daryti, ką norim. Ne, jisai sugalvoja toliau, nes jis leisdavo laiką su mumis kartu. Ir tas įdirbis iš tėvų pusės visada būdavo. Mama gal daugiau namus prižiūrėdavo, mes ūkio darbus su tėčiu darydavom, bet tikrai būdavo taip, kad jisai traukė visus. Ir aš manau, kad galima ir mieste, jeigu mes neturime ūkio darbų, yra tie patys žygiai, yra visokios akcijos, protestai, streikai, nežinau, pilietinis ugdymas visuomenės. Reikia rodyti vaikams, kas yra visuomenė, eiti su jais kartu į tuos valstybinės šventės, ne sekmadienį ilsėtis, kai yra kovo 11 arba vasario 16, nueiti į tą šventę kartu ir praleisti su savo vaikais. Tai manau, kad šitie dalykai iš esmės keistų situaciją visam švietime, o po to ir valstybėje. Tikrai taip. O kaip galvojat, dabar ateina jauni mokytojai, bet jų tikrai yra mažuma. Trūksta tų tokių jaunų pedagogų. Ko reikėtų dar, kad tik ateitų tie jauni, kad ne tik įstoja mokytis, bet kad ir liktų po to dirbti? Šiaip ir studijos jau daug būna atkrentam. Daug atkrenta, bet būtent, kad įstoja, bet kad jie liktų, jie ateitų į mokyklas. Nežinau, gal ta pati atranka į studijas galėtų būti. Vis tiek gyvenam mokslo pasaulyje, ar ne? Taip. Ir tikrai galime išsiaiškinti žmogaus polinkius, gabumus ir numatyti tam tikrą jo karjerą. Tai gal ir mokyklose turėtų būti dirbama ir skatinama būti mokytis rinktis tas studijas. Ir universitetai, tas motyvacinis pokalbis, ten visi jaučiasi idealūs ir tinkantys mokytojo darbui. Bet galima kokį nors testą padaryti, kur stresinę situaciją mokytojam pasiūlyti. Taip. Ir tada jisai, jeigu jis ją valdo arba joje nepatiria ten katastrofos, išgyvena, vadinkim taip, jį tada skatinti tas skatinamąją stipendiją ir kitais dalykais, kad jau į tą žmogų galima investuoti, nes tikrai aš manau, kad yra priemonių, kaip nustatyti, ar tai potencialus mokytojas, ar tiesiog įstojęs dėl to, kad jau akademiniai rezultatai tinka, nes reikia tam tikrų socialinių savybių būti mokytoju, nes jis tikrai turi būti aktyvus, negali mokytojas būti pasyvus šitose vietose. Tada tas pačias gudravimo savybės jis turi išmainti, nes jis turi būti jas išbandęs mokykloje. Jeigu tu esi išbandęs kaip mokinys, tu lengviau atpažinsi būdamas mokytojas, taip besielgiantį mokinį ir netgi galėsi jam padėti, neatskleisdamas, ką jis daro. Tai tie socialiniai įgūdžiai svarbus ir mokytojai pačiam, tai juos atrasti ir tokius mokytojus nukreipti. Nes kaip ir nuo pirmo klausimo pradėjau, manau, kad labai anksti prasidėjo mano mokymas būti mokytoju, to nežinant, nes kai tu esi atsakingas už tuos, tikrai vaikų darbas nėra auginti vaikus, bet, didelė šeima, ką darysi, jeigu yra atsakomybės jausmo, aš jų dar nepaleisdavau visai vienų, o kad turėčiau daugiau laiko, tai sugalvodavau jiems ką veikti ir aš nieko nedarydavau su jais. Aš galėdavau skaityti ar užsimti savo reikalais ir vieną akim stebėjau, ar viskas ten vietoj. Tai tie dalykai prasideda ganėtinai anksti ir juos galima atrasti. Nes tikrai yra mokinių, aš mokykloje tikrai pastebiu pats, kurie galėtų būti potencialūs mokytojai, bet visuomenė sako, tu ten neuždirbsi, tu ten to negausi, 3, 4, 5 nesutaps. Aš pati susidūriau su to, kai jau į mokytojus studijuoti, ir iš giminės, ir iš aplinkos, kad tik čia nieko neuždirbsi, nieko nepasieksi, tik čia tik mokytojas. Tai labai daug tokių. O man atrodo, kad tu net mokytoja. Ačiū. Bet labai daug buvo iš tikrųjų ir manau, kad dažnas su to susiduria, kad o kito nebandėjau, koks antras variantas būna klausimas, o ką kitą dar parašiai, ne pedagogikas. Tai iš tikrųjų, manau, kad ne tik mes esam susidūrusios su tuo, bet daug kas su to susiduria. Netgi būna tie patys artimieji atkalba, kad tu tik nebūk to mokytoju, kažkur kitur geriau eik.
Gal dėl finansinės, manau. Jo, čia gal tas labiau atkalbėjimas, bet galima paneigti mitą. Vat šiais metais apie 40% Fabijoniškių gimnazijos mokytojų uždirbs apie 2 arba daugiau tūkstančių į rankas. O. Taip, krūviai yra dideli, susidaro per pusantro etato, ten, pavyzdžiui, pradinių klasių mokytojas ir viso dienos mokytojas specialistas, ar ne? Nes yra kilimas pagrindinio atlyginimo, kita dalis irgi yra susideda, tada koks nors matematikas ir lituanistas irgi ten turintis 25 daugiau pamokų auklėtinius. Jisai tikrai turi solidų atlyginimą ir jeigu pirmieji metai už pasiruošimą 70% pirmus 2 metus, miestas už etatą 300 skiria, jeigu pusantro etato, tai 450 atitinkamai. Ispanų kalbos mokytojus pritraukia ten papildomą skatinamąją stipendiją, tada iš vadovo krepšelio deficitiniam specialybėm galima dar paskatinti, jeigu ne Vilniečiai, kažkaip kompensuoti būstą ar kitą dalyką. Tai yra labai daug dedamųjų, kurią sudėjus į vieną, tu gali gauti visai neblogą rezultatą to darbo. Žinoma, po poros metų atlyginimas pamažėja, gal tam tikras nusivylimas tave gali ištikti. Bet jeigu esi aktyvus, veiklus, tai vienas kitas papildomas darbelis niekada netrukdė, plus geriau reflektuoji su savim ir tų veiklų visada yra. Ir tada tik tai prašom, daryk. Jeigu tu norėsi, kad tai visi pasirūpintų, bus sunku, bet kita vertus tikrai galima išgyventi ir pradėti jau nuo šito darbo. Jūs vis tiek toks labai įkvepiantis esat, bent jau man tai ir kiek žinau, kiek atsimenu, kiek dirbau ir daugelį kitų mokytojų. O kas jūs įkvepia? Dirbti, siekti, norėti, bandyti, ieškoti? Aš galbūt į kitą pusę žiūriu. Man kartais labai nustebina mokiniai, kai jie ko nors paklausia ne pagal amžių protingai. Taip. Nes kai tu išgirsti rimtą klausimą ir supranti, kad tas jaunas žmogus apie tai galvoja, tada pasidaro taip stipru, nes bandai prisiminti save tokio amžiaus ir supranti, kad galbūt jisai jau, tu matai žmogų potencialiai, kuris pasieks daugiau ir jis čia auga ir tu turi jam padėti tą pradžią padaryti ir nesugadinti tos jo pradžios. Tai man tas yra didelis įkvėpimas, nes mąstymas mane žavi. Šitoje vietoje, jeigu bendraudamas su žmogum, tu gali pajusti jo intelektą, tai yra labai stipru ir sakau, tikrai nebūtinas yra išsilavinimas, kad žmogus turėtų aukštą intelektą. Jį galima atpažinti ir yra tokių žmonių. Jie ne visada patogus, jie ne visada klauso, turi tam tikrus, bet vien iš klausimo formavimo, iš taip kaip jisai pastebi tave, gal net tave geba pakritikuoti, tu susimastai ir tave tai taip pajudina. O toliau iniciatyvų žmonės, man labai patinka būti padėjėju. Iš tos pusės, jeigu yra žmogus su planu ir tą planą nuo A iki Z pasidaro, tiesiog neįmanoma nepadėti, nes įdomu, kur tai veda, kas iš to gausis. Čia tiesiog mes nei vienas nežinom ateities ir labai smagu dirbti su žmonėm, kurie mato tą ateitį, turėdami planą, o tu dar jos nesugebi suprasti, bet nori pažiūrėti, ką jis ten matė. Tai va šitie dalykai, tokie smulkios detalės. Jūs vis tiek mokykla labiau į sportą eina, bet dabar kažkaip jau porą metai, ne porą į teatrą nuėjo. Ir ta parengta salė, nežinau, ar Marija, tu matai ypatingai socialinius tinkluose, buvo kaip, nežinau, savaitė, 2. 13 dienų. 13 dienų. Perdarė visą aktų salę, didžiausią, ta prasme, ir mokiniai su mokytojais. Tai... Jo, čia tas ir yra vienas iš pavyzdžių, apie kurį sakydamas, kad patinka sekti kito idėją, nes tu pilnai nematai, ką jisai įsivaizdavo. Tiesiog sudarytas planas, yra priemonės, yra finansai, yra darbo jėga, yra žmonės, kurie nori daryti ir jie daro savo. Daro taip, kaip darytų savo. Tai šią vasarą teko matyti tokį procesą ir jis tikrai įkvepiantis yra iš tos pusės. O sakyti, kad pasuko į meną, tai manau, kad sportas irgi yra menas. Jeigu taip tam tikrą formą, jeigu pasiekia aukštą meistriškumą, nežinau, gal esate girdėję tokį Luką Dončičių, man neapsakomai gražu žiūrėti, kaip jisai žaidžia. Nes tas aukščiausias kalibras, jisai kūrė meną. Mes turėjom Arvydą Sabonį, dabar nebežaidžia, bet tikrai tam tikras lygis yra kitoks, kai žaidžia tas labai aukštas meistriškumas, nes intelektų rūšių yra įvairiausių. Yra tas sportinis intelektas, yra emocinis aukštas intelektas, yra įprastasis mūsų žinių intelektas ir kiti, ir jie visi rišasi iš tose vietose. Čia daugiau yra, kad mokykla suka ne tai, kad
suka į teatrą, bet kad tiesiog atsiranda žmogus, kuris gali lyderiauti ir įkvėpti tos pačius mokinius. Vienas įkvėpia vienoje srityje, kitas kitoje ir mokykla tikrai negali būti vienpusiška, nes ir sustiprinta matematika reikalinga, ir geros lietuvių kalbos pamokos, kuriuose irgi gali atrasti tam tikrus kampus ir tą eilėraštį savo pirmąjį ar antrąjį parašyti ir pristatyti. Ir tas pats ir su teatru, jisai turi tokią išlaisvinančią funkciją, nes tu atsiskleidėme, nes ieškoma to, kas slepiasi už visų tavo paltų, drabužių ir vidinių visokių niuansų, kurie yra išgyventi per gyvenimą. Tai man teatras net ir kaip terapija mokiniams yra labai puikus dalykas, nes žmonės, jie tiesiog turi saugią erdvę, kurioje gali būti suprasti, išgirsti ir tada lyderiaujantis mokytojas demonstruoja tas savybės. Jinai savimi pasitikė, mokiniai tada pasitikė jie ir eina to keliu. Ir nemanau, kad ne vienintelė pas mus turinti tokį pasitikėjimą savyje. Yra ir daugiau mokytojų ir jais sekantys mokiniai, kiekvienas gali atrasti, kas jiems geriau, kas jiems labiau tinka. Taip. O ar yra tokių momentų mokykloje, įvykių, kurie yra taip sukrėtę, kad pradėjot abejoti savo darbu, savo profesiją, savo buvimu ten? Šiaip, jeigu taip atvirai, jei kas domėtųsi mokyklą, ten yra įvairiausių dalykų nutikę, bet nebuvo pačio tragiškiausio, netgi tie sunkus įvykiai, juos ne visada tinkamai vertini, kai jie nutinka, o paskui ilgalaikiai perspektyvai supranti, kaip tai buvo pavojinga arba kokią žalą arba grėsmę galėjo padaryti. Tai nemanau, kad turiu tokį patirtyje skaudų įvykį, jų yra, bet manau, kad jie visi yra suvaldomi ir tai yra gyvenimo dalis. Mes labai mėgstam kalbėti, kad gyvenimas yra tik tai gražus. Ne? Socialiniai tinklai mus labai išmokė dalintis gražiais dalykais, šypsenomis ir visais kitais niuansais, bet yra gyvenime ir mirtis. Yra gyvenime ir smurtas, yra kiti skauduliai, kurie mus lanko ir visa kita. Ir tai leidžia įvertinti ir džiaugtis to, ką turi šiandien. Tai aš noriu, kad mokykla matytų tuos dalykus. Nelinkiu blogųjų dalykų, bet tik tada įvertini, kaip gerai yra, kai nieko tau panašaus nėra. Nes bet vėlgi, norėtųsi kažkokį pavyzdį pasakyti, bet kartu pagalvoji, ar norėtum, kad tas pavyzdys būtų iš tavo lūpų nešamas taip pačiai visuomeniai, nes dėl to, kas skauda, turėtų mus vienyti ir stengtis užtikrinti saugumą, vieni kitus paremti, pastiprinti tose vietose, parodyti empatiją, kai reikia, bet neštis ir skleisti tą negatyvą nesinori, nes nežinai, koks žmogus klausys ir kokia bus jo vidinė būsena tuo metu ir sakys, taigi tragedija. Toje mokykloje aš niekada neteisiu, nedirbsiu. Dėl to galbūt taip dažnai ir pozityviai stengiuosi kalbėti, nes norisi, kad stipresnė pusė būtų ta šviesioji pusė mokykloje, o sunkių dalykų yra visose ir nėra mokyklos, kuri būtų šventovė, vadinkim taip. Norėtųsi pasiekti tokį tikslą, bet esam paprasti žmonės, paprastoje visuomenėje ir turim visas ydas, kurios egzistuoja. Ir klaidas darom visi. Kaip buvęs direktorius sakydavo, neklysta tas, kuris nieko nedaro. Jeigu darai, reiškia bus klaidų. Taip. O tada gal dar prie linksmesnių tokių dalykų. Yra nutikę kažkas tokio, kokia nors išdaiga vaikų, kur tu sėdi ir galvoji, kaip dabar čia pasielgus. Ai, net nežinau. Aš pats kartais pats esu įsivėlęs į jas. Šiandien gavau pasiūlymą. Mokinys, besimokantis, neatskleisiu nei vardo, nei pavardės, paklausė, ar būtų galima, galbūt per mokinių atostogas, galbūt vasarą, įsigijo motociklą, įsiamžinti mokyklos koridoriuje su juo. Įsivaizduotumėt, kaip tai atrodytų? Ne, visiškai nežinau. Pirmas klausimas, kuris man po šito klausimo atėjo, tai aš sakau, o kur tu naudosi tą nuotrauką? Ne, aš tau norėčiau pasilikti, nes turiu jau vidiniam kieme su motoroleriu. Ir dabar mintis tokia yra į tą nestandartinę aplinką pernešti motociklą. Tai sakau, ką tu jį užvesi, važinėsi ir nuėjom į tokias kalbas. Bet manau, kad jeigu aš taip ieškau mokytojų, tai gal kažkas nori turėti nuotrauką tokią. Manau, kad nebus didelio pasipriešimo, tik svarbiausia, kad ta nuotrauka kokius 10 metų niekur nepasirodytų.
Minimum. Nu, tai smagu, kad mokiniai drįsta paklausti tokių dalykų. Čia jau irgi rodo didelį stiprų ryšį su vadovu. Manau, kad yra tos pusės. Senesnis įvykis, visai neseniai, vakar. Taip, atėjo mokinės, kurios ves pilietiškom pamokas, kurias aš dabar prižiūriu. Ir pasiklausė, kaip čia bus su tomis pamokomis. Mes ten pamokų derinimą darėm, ką galima pasakyti, ko negalima, aptarėm aktualijas politikos šiandieninės. Ir paskui, kad taip kalbamės, jau keista, dabar jūs tiek daug klausėt, taip domitės ir visą kitą, o 3 klasėje, kai organizuoju diskoteką, tai atrodo atėjot ir pasakėt man, ką reikia padaryti. Nes 11 klasėje vienaip elgėsi žmogus, ne, sako, mes irgi bijojom, bet mūsų draugė viena jūsų nebijojo, nes jūs jos pusėserės auklėtojas buvo. Ir kai pamatėm, kai jūs bendraujat su jie, tada supratom, kad jūsų galima nebijoti. Tai tie vaikai, jie visada tokie patys, jie būdami maži, jaučia tą baimę, tai yra vyresnis žmogus, ar galima prieiti ir prisaugu, ir jie nusprendžia pagal tą bendravimą. Bet jeigu jie pamato, kad tu atsakai jų klausimus ir juos laikai lygiaverčiais, tai sprendžia visus dalykus. Beje, tada 3-okas ir suorganizavo diskoteką. Moksleivių savivalda jiems padėjo, bet jos buvo iniciatorės, jos susivedė ir draugus ir viską, ir visi buvo pasipuošę ir gavau pikto tėčio skambutį, kad mokykla ne vieta yra diskotekoms. Jo dukra čia eina mokytis, o dabar jinai dažosi ir ruošiasi į šokius. Nors dar tik pradinė klasė mokus. Bet kaip smagu, kad tai yra galimybė tam vaikam. Svarbu kontroliuoti rizikas va šitose vietose. Alinai, čia toks gal pabaiga jau klausimas. O sakykit, kur toliau? Direktorius dabar, o kur toliau? Toliau nežinau. Man ta tokia vieta, kaip pasakius, dabar atrodo, kad aš esu tokiam nepykė, bet kažkur ten, kur aš suprantu, ką darau, ir žmonės manimi tiki ir jiems saugu prie manęs. Aš dabar nešu dar atsakomybę ir už juos. Jeigu aš pajuščiau, kad yra kas mane pakeičia, kad aš turiu kažkokią viziją kažkam kitam ir įgūdžių tam kitam, galbūt ir pasvarstyčiau apie tos kitus dalykus, bet matome dabar, kaip ministrų kompetencijas judina ir kitus dalykus. Aš manau, kad žmogus turi įgyti tam tikrą patirtį gyvenimo. Ir, kalbam apie gražių dalykų, daugumą čia nuskambėjo, bet ir tų tamsiųjų dalykų jo turi įvykti, kad tu užsiaugintum odą tam tikrą gebėjimą atlaikyti ir tokį patį pasitikėjimą kelti nemažai bendruomeniai, bet ir didesniai jos daliai, kad ta veiksmų ir žodžių vienovė būtų pastebima atvirai, o ne tik tai tiems, kurie tave pažįsta. Tai čia yra ilgas kelias ir dabar šią dieną aš tikrai 100% esu mokyklos vadovas. Ir kol žmonės matys ir aš jausiu, kad jiems su manim gera ir saugu, aš apie kitus dalykus nesvarstysiu. Žinoma, vadovas yra įspraustas į kadencijų skaičių. Pirmoji baigsis 27. O antrą jūs galite išnauoti? Galima paskirti, bet čia jau Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas. Arba jie mane mato vadovu, arba aš galiu, žinoma, dalyvauti konkursų. Bet yra įmanoma pratesti. Dabar paskutiniu metu įprasta praktika, kad pratęsia vadovams kadencijas. Labai labai ačiū, kad buvote, iš tikrųjų tavo taip greit praskriejo. Ačiū Jums. Ir aš su jumis susimatysiu po motinystės atostogų. Lauksim. Taip, o manau, kad dar visuomenė ir visi likę mokytojai ypatingai dar jūs pamatys ne vieną kartą ir pačiom gražiausiam spalvom. Na, tikimės, kad tik tokiam. Ir dar manau, kad ne vieną idėją pamatysim. Taip, plakatą. Pasižiūrėsim, plakatų nebus, tikiuosi daugiau ne. Dabar skaitmenizuos kažką. Dar verta dėmesio, verta. Gerai, ačiū. Ačiū labai. Ačiū Jums, kad pakvietėte. O mes iki kitą kartą.